kovo 14. Atvažiavo visai nepažįstams plos, kur dar niekad nes buvęs. Tai yra čia kažkas apie Žagarį, Joniškį link Latvijos. Pirmą kartą aš vis tos plotus ir taip nuo ten ateina žiūrčiu čia medį bokštelis, medį pastatyts, atramts ir atsisėsti menkštai palikti. Užlepo savo kažkur šeryklą gal yra, tai yra čia kur medžioj, kur čia kas. Šeryklas jokios nieko, toks jausmas, kad buvo biržė kažkada ir kažkas pasistatė. Elniam kokia medžioj, tai kažkuo panašas. Na, užlepo dairas ir negali patikėti savo akimis. Nežinau, matos, nesimato, bet kažkur radam su galva. Jeigu nebūčiau užlipęs tais laiptelės šito bokštelį, nebūčiau neradęs. Taip gerai visur apsižiūrėjo, matos vis gerai. Ganėtinai aukštai iš čia. Kokie 4 metrai. Nebūčiau nematęs. Paeinam, pažiūrėsim. Kokį čia turtą padovanoja Žagarės apylinkės. Ragiukai yra. Jergau. Opapa. Vienas ragiukas gražus lygis. 1, 2, 3, 6, o tas vieną laužt. Antrą nulaužt. Toks lygis. Opapa, turim reikalų. Nedidelė čia tie ragiukai, bet pareiks nenusilaužti. Nedidelė tie ragiukai, bet vis tiek. Kokį radinuką padovanoja Žagarė. Nepasakyti, kad šitų elnių buvimo vietų daug, bet tai pain. Bam! Nu, pasakai, peilio neturi. Nu, bet nesvarbu. Nulaušim čia jau nebedaug likė. Eina savo įsilepu į tą bokštelį. Ir kaip man čia taip papuola. Ir aš čia tik atvažiavęs. Gal pusę valandos sulindęs į mišką. Nieka, svarbu radom. Nu, fainė. Tokiam mišk svetimam, kur nežino, nei kur telnė, nei kas. Ain toks tiesiog belia ko reit. Drykst. Puiku. Keliaujam. Toliau net nežino, čia dabar nei mašiną nusinešti. Ni palikti nesinori. Kuprinės neturi. Toks atvažiavęs čia pusdieniui. Ni kuprinės nepasimė gertis idėjas, biškvalgyti. Pilnam kišenim varo. Nu ja. Nu ko, bandysim kažkaip transportuoti link mašinos. Gal da pasivaikščia šiek tiek, gal da kažko ragiuks koks išlys. Žiūrėsim. Kovo 18. Vėl miške. Šiandien teikiuos tikrai kažkur rasti, nes vakanėja, užvaka. 30 km pražingsnėvis, 10 valandų suverš prabuvęs miškį ir nieko neradęs grįžo. Baisiai nusivylėsi. O šiandien jau neteks grįžti tuščiom, nes jau matau ragiuko kažkokį tokį nediduko ir nešviež, bet vis tiek. Laimės suteikia. O toks radinuks, o jie tokie išigų laiką jau. Nu, nesenai gul, sakykim, metai laiką gal. Bet va. Antras ragas buvo elniui. Toks silpnauk, sakyčiau. Tai va,
Bent jau toks kol kas, na aišku, tų valandų nedaug. Da pusdienis netėja, sakykim, pietų da netėja. Gal da papuls iš šviežių kažkokiu. Bandamai toliau. Kovo 18. Nešas to ragiuko, čia taip. Tuk didelį žingsnį dėjo, opa, patysiu, kad gali. Čia kažkas liktis yra. O. Tai viens radinuks paguodas. Kažkas yra, žiūriu, vandenį. Irgi praeitų metų. Nu jau da. Norėtųsi, bet aš šviežias jau šiandien. Kažkaip tai. Nebedaug laiko. Pusę valandos gal tik praėjo nuo tą pirmą radimą. Nu bet va. Tokia geros vietos užėjo tokios. Kelno aukšte virš vandenį man tokios patenka pasivaikščiot po toks vietas. Jie čia jau dabar pasisukęs biškį. Tankiau po to drėgna tokia vieta. Aukštas kelmas. Ir gali išlys šviežesnis koks ragelis. Bandam ieškoti. 18 dieną. Tebe vaikšta ir bišk prisėdo atsipūst. Suvalgyt va obaliuko. Atsigerti. Ir to ir radęs tokį daiktą, kur nefilmavo, kaip rado. Nes, sako, nerags, bet vis tiek radins. Kaip be būtų gyvenim nieko panašus nesradęs, kas būtų vertinga, bet nerags. Tai va tokį daikto. Kerta miško, kaip aš suprant, ir palika. Toks va daikts. Nežinau, kaip tas įrankis vadinas, bet įsivaizduoji, užpjovus medį, palauži medį nugriūnti ten, kur tu nori. O tas kabelis čia, jeigu jau reikia pasukti medį, aš taip įsivaizduoju. Jis įsmeigi ir pasuk, jeigu pasikabina ar kažkas panašas. Tai va, toks radins. Ne aš namo, nu mano kavertis vis tiek turi. Tai ir pažįstamų, kuris miško kert. Pasiūlysim. Man ties nereikalings, bet kažkam gal pravers. Už pusę kainos. Turbūt. Tai va. Nu ko, suvalgau obalį. Ir varo tolinė. Pusę dienos praėję. Da daug laiko iš tikrųjų tortai. Da tėkės, da šviežo surasti ragiuko. Stengsiuos. Be rago šviežo šiandien grįžti namo negaliu. Būtinai. Reikia rasti. Tai va, keliauju. Kovo 18. Ką tik pasakiau, kovo 18 ir kažkas pabėga. Eisim, pažiūrėsim, kas ten pabėga. Bet žodžiu, prieki matau ragiuko. Kažkok nediduko. Irgi nešviežis. Toks. O, jeto, koks jis čia jau visas apgriauštas. Pernykštis, bet jau taip apgriauštas. Nu, trečiau toks, koks šitoks, sakykime, nurags, bet jau likučia tą ragą. Ne, kažkas čia ką tik pabėga. Eisim patikrisim, kas čia buvo. Prie tą pačią, ką jau išsibaidžia, nes kitas tik būna. Žiekelnė pabėga iš eglyną, naintam eglinį, rags gul. Aš tokių progų nepraleidžiu. Išgirdys, kad kažkas pabėga, nain patikryti. Tai va, nu ko, keliaujam toliau. 3 radinukas šiandien jau. Normaliai. 4 iš visada, taigi to įrankį kažkokį rado. Tai va. Kovo 19. Tokia baisi saulėta diena. Aks bijo net eit prieš saulę.
Dėsto, čia irgi tokia glinėlė, toks ganėtinai patraukal, sakykime, elniam šukuoja. Ir elnė buvo beje, pabėga, abudu be ragų patinai. Eina. Taip tankiai čia dėsto. Šukuoja šiandien toks atrodo, turėtų būti kažkas. Tryks, tragiuks. Bet įtarka nešviežis. Įtarka nešviežis, nes jau čia lapų prilipė. Ne, nešviežis. Pernykštis, bet labai gražus. Išsilaikęs gražiai. 5 šakų. Viršūnėlė tai klausosis iš šakojais. Nu va, pirmą radinį turim šiandien. Bet aš dar tik pradėjau to glyno čia kankinti. Gal dar kokį ragiuką iškankinsim. Nu va, ger pradžią. Bet tai gal kokį pusę 11. Dar kaip sakyti, vis dien prieš akis. Žiauriai noriu šviežą rasti. Blemba, rytoj bus penktadienį, savaitę laiką bus kaip neradęs šviežas. O nesinori, kad tai būtų. Bandysim rasti. Ko, keliaujam. Radinuks. Šiandien numeris 1. Vėl pernykštis. Sekas man čia su tais pernykščiais, vakai šiandien. Tai va, žodžiai. Tak dienelė, tai prasidėjo. Šutinam toliau. Kovo 19, tai bežygiuoji. Nusprendžiau va tokią biržę prasieiti. Aš tas biržė čia šiemet nesyki. Bet kažkaip noris kažką kitą, jau po to didelį miško. Sabodai čia taip ant saulutės ger, nors ta saulutė nelabai padeda. Ain toks prieš saulę prisimerkęs. Toks visiškai užsisvajojęs, kažko čia tą šak žiūri, čiut ne į apačią. Užmetuoja karts nuo karto iš šons. Ain taip girst. Rags, šviežis. Čiut ne po kojo mėtas, gal tada būčiau praėjęs, jeigu toks ain kažkoks užsimastęs, užsižioplinės kažko. Matyt, va čia buvo tas drebulėlas atėjęs paskanauti. Aik tu savo, ką gera. Kaip gerai. 7 šviežis ragas šiemet. Opa. Nu bet koks fainas, eina savo kokį viršūnę. Graži. 4 šako. Toks songs atrodo. 2 kilo tikrai bus. Eina savo, kad čia pasisekė. Na, da kvepiu čia prieš saulę. 7 šakos buvo šiaip. Čia tokia viena aiškiai nusilaužusi, čia tokia nedidelė buvo. Bet šiaip 6 lygė. Ne, nebereikia kvapą. Sako, prieš saulę jis čia guli. Nebebos jau. Na, bet tokioj biržiai. Pirmą kartą rand biržiai rago tokioj šviežioj biržiai. Aišku, atein šitie medžiai ką tik pjauti. Į biržų yra nupjauti, atein gal tos sulas palaižyti. Iš kelmų sunkiais, mačiau išpurytą užšalį, net vis kelmų viršūnės užšalusios. Tai va, oi, ką fain. Kaip fain. Gražus ragiukas. Viršūnė labai gražiai. Kitais metais bus dar gražesnė. Nu, dienelę užskaitam. Dabar įdėms paskaičiavo, kas šiai dienai turi jau su šito rag 7 šviežus, turi 9 sens radės ir 2 galvus. Tai gaunas, kas čia gaunas 18 radinių, kiek čia dabar gaunas 9, 7, ne, nebetsipaisto, eiktų savo. Nu, žodžiu. Tu 20 tikslo pasieksim, bet norisi to 10 šviežių surasti, nu blemba. Nebedaug betrūks, 3 šviežių. Da kelios dienos atostogų. Bandysim kaip nors. Tos 10 šviežių, man atrodo, šiemet tikslas jau mano iškelts. Sukrapštyti. Tai va, nu ko?
Nu, pasivaikščiosiu, čia dabar putas biržė yra vien biržė, už tą jaunulyną da vien biržė ir ten už tą didelę mišką da vien biržė. Šitų biržų pasivaikščiosim labai gerai. O, pasak, ko, keliaujam toliau. Kovo 20. Vėl ragiukų ir išvario palaukė biškį tokio. Prašnovės palaukė daug maž. Tai vieną tik kitą, kiekvieną dieną vis kitą. Ir mato liktais kažkoks su žiūronas pamačia nutoli. Negali patikėti, negi bus mano pirms rags rasts ant lauko su žiūronas. Niekada šią nikad nėra nepasisekė, bet mato, kad čia yra ragiuks pagaliau. Eina sau. Kaip pasisekė. O, papaida toks neblogs. Eina sau. Nu, pasisekė. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pradėjus. Nu, pasak. Eina sau, čia tik pasisekė. Pirmą kartą su žiūronas pamačia rago. Negalėjo patikėti, kad šitiek ragas. Gerai, čia rytas prasidėjo. Puikiai. Nu, kur reik nueiti iki Pamiškės pasižiūrėti. Gal bus pamėtęs ir antrą kažkur. Jau vienas nuklytė. Tikimybė rasti antro nemaža. Eina sauga gerai. Paten man. Kovo 20. Toliau žygiuoji. Tos antros pusės ten į miško įlendęs nebeieškoju, nes tamsda buvo gana anksti ryto, dabar atvažiavau biškį kitar. Pabus čia iki pietų, įvažiuos, bandys ieškoti antros pusės, kaip sakyti. O dabar da kažko ragiško užmačiu. Kažkoks viršūnė nulaužta, ar kas čia? Danielė viršūnė. Danielė raga viršūnėlė. Va tokį. Ir čia šiemet yra mano 20 radins. Kaip sakyti, tikslas buvo 20 rasti. Bet tikslas buvo ir aš 10 šviežių. O dabar dar tik 8. Ir aš dar 3 dienas išeiginiu. Savaitgalių neskaičiuoju, savaitgalis nein. Pailsėti irgi reikia. Tuo labiau, kad čia šeštadienis taip žmonių pilna, tai leidžia aš kitiem paieškoti. 20 radins. 10 šviežių, 10 senų, 8 šviežus ir 2 galvos. Tai va taip. Vieną seną es nenufilmavęs, nes taip rado netikėtai. Netikėtai nužemės eidams paėmė, net negalvojau, kad ten rags. Da buvo daug sniega. Prie šeryklas kažkaip padaužė į medį. Nubirėtas sniegas, žiūrėjau, rags. Jau rado, viskas, jau nebefilmavo. Ir tai net nerago ieškodam su medžioklės met. Tai tokį radinuką turėjo jau anksčiau. Bet ten tokį viršūnę nulaužt. Šakom visom nulaužytom, tik lygis pats stiebs ir viskas, visas šakos nulaužytas ir dar pats ragas nulaužtas. Nieko ten ypatinga. Bet va, nu ko, keliaujam dabiš, pasisukysim čia ir ko, varysim antros pusės ieškoti. Grįšim ten tokį nuošal viet, nei ten ieškotojai ieška ko, nei ką. Mano, ką tikimybė atrasti yra šiek tiek. Tai va, keliaujam toliau. Kova 20 ieško antros pusės, čia ką tik palaukė, kur rado. Nu, į bandą šukuoji čia to eglyno. Tikės rasti. Paim, žiūr, kad čia kažkas gulnė gyvas. Jau supuvęs. Ir taip paim, ženg per to valksmo dvykst. Dar ragiukai.
Šviežus doragiukai. Eina peklon. 5 šakos. Į 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O, papa. Ieškojo antros pusės, jau atrado visą porą. O ėjo žiūrėti, kas čia toks nori. Elniuks. Atkreipė mano dėmesį. Ein, sako, pažiūrės, kas šitoks gul. Didelis žingsnis eina aš per tą valksmą. Pokšt. Nuo ko sezono tikslą įgyvendyti? Nu, bet mano vis tiek aš da išeis pasivaikščioti. Da su tais ragiukas neuždaro sezoną. Da neuždaro. Da 3 išeiginės. Mano, kad tegul da kažko rasi. Ai, nedidelė tie ragiukai čia gal. Po 1,5 kilo. Maks. Nu, vienas gražesnis. Kits biškis silpnesnis. Nu, bet nieko. Nu, ko 10 šviežių. 21 ragas. Šiemet jau. Bet tai pala, gal aš da atrasiu antrą pusę. Ant laukų rastą. Ha, čia da viską gali būti. Šiandien da viską gali būti. Nu, gera dienelė. 3 šviežus ragai. Nu, į toks sen nugalauž, Danielė. 4 dienuką. Labai gerai. Keliaujam ieškoti antros pusės. Toliau. Kovo 24. Prieš darbą va palieko mašiną ant griovo kraštą. Ein palei griovą pasivaikščioti. Nuo 6 rytą. Das 5 lauks apeiti, pusę 8 jau reik būt derbi. Eini pamačiant lauką kažkokį. Galiukų išlendas. Sužiūronas pasižiūri. Džiaugsmelis guli. Nu rytą pasitaikės. Praeitą kartą, kai rado to porą, ten anoj pamiškiai. Ir sakė, kad 21 ragas buvo, bet ten buvo ne 21 ragas. Rado 2 ragas. Jau to poro, kai rado, buvo iš viso 22 ragai. O dabar šitas jau yra 23 ragas šiemet. 23. Aišku, va šviežas. Nu, turėtų būti šviežutis. Toks suvuliots po. Šviežas, bet kas jį taip po dumblinį ištampė. Ar jis gulėjo ten tam griovygalį? Tarp tų dumblų į čia. Nu, bet negalėjo kažkas atnešti. Nu, šviežas. 11 šiemet šviežas, nedidelis ragiukas, gal kilograms bus kilograms. Nu ko? Atsinė ieškojimą diem, bet užsukus prieš darbą. Vieno ryto porą laukų rapsą prasėjo, šiandien dakets porą. Jau va rezultatas. Nu šaunu. 23 ragai šiemet. Iš visas radys daugiausia. Užpraeitą sezoną rado 25. Šiemet jau 23. Ir žinant, kad per porą 3 da išeiginis turi. Kada aš išeis normaliai pasivaikščioti, tai galbūt, kad rekordai grios šiemet. Ir tais metais užpraeitas rado 12 šviežių. Dabar jau turi 11. Tai galbūt, kad čia bus mano rekordiniai metai. Nu ko, da tik nueinto pagriui. Pareit reikės jau per vidurį lauko. Nors ten kaims netoli, bet tai melniam naktis laikti dzintas kaims. Jis gali eiti visai prie pat kaimą. Ganytis. Ja. Nu, kad atsidomblins, bet ragiuks. Šaunu. Kovo 25. Yra mašina, sakau, čia toks rapsa laukėlis. Iškvies gal kadėsit. Rapsa laukas praeis ir įlys į mišką ten kaimą. Sužiūronas pražvelgė, lyg nieko nemačiau, tą pain. Blia, kaip dirst. Raks, gulb. Aiktas, va kaip aš sužiūronas, matai.
Žiūriu, tai žiūronas į tolį. O čia kažkas arčiau guli, net nepamačiau. Nereikėlė žiūroną. Tik atvažiavo. 5 minutės gal praėjo. Opa. Šviežias ragas. Eik, tas sauka gerai. Nedidelis. Vien šakelą nulaužt. 1, 2, 5 lygi. Nedidelis ragiuks, bet eina sau čia, ką pasisekė, taip staigi. Lemba, reiktų nešti atgal į mašiną. Negi aš dabar nešiausis po to mišką, jį arba reikia pakavoti kažkur. Kaip aš ką mėgs padaryti. Eina sau, kad čia pasisekė, taip staigi. Įkvėpta skaniai. Ja, matas čia. Arba geras antras ragas, arba treč prasts. Kaip sakyti, treti ragai, bet tokie silpnok, sakyčiau. Tos masės jau turėtų daugiau būti kaip trečiam ragui. Na, 12 šviežis ragas, 24 iš viso šiemet. Nu pasisekė. Nu ko, keliavom toliau, lįsim į mišką. Arba reiks čia prasėti per tas ražienas, nes jis taip aukštai nubjautas. Į galdą čia gulėja tarp jų kažkas nepastebėtas. Man atrodo, aš papeiksim lauko iki galo šitą rapsą. Ten kviečiu tai biškį yra ir pareis iki mašinos tais tom ražienų. Galda išlys koks ragelis, kaip šitas netikėta visiškai. Nu, fainė. Ko, keliaujam. Kovo 26. Šiandien be strioka į miško. Įsimiegojo be žadintuvo. Atvažiavau į savus plots. Pasivaikščioti medžioklės. Na, nebuvau šiemet savo medžioklės plotus, bet atvažiavau į tuo mišką, kur mažiau tų elnių yra. Atvažiavau mašiną paliekaną mišką, pamiškis gal. Ainsako palei pamiškė. Nu, į pradės kažkur nuo čia į mišką įlindys. Įmatos žiūronas ant lauko gul kažkoks ragelis. Tai va, ir sakiau, šiandien jeigu ras šviežo rago, bus sezono uždarymo diena. Tai įtariu, kad tas išsipildė. Paskutinė mano diena šiandien bus kaip ragų ieško. Užteks šiemet. Einam, pažiūrėsim, kas čia per ragelis. Bet labai nutol pamačiau labė. Jau taip aiškiai matas, kas čia per ragelis guli. Aha. Na, visai gražus atrodo. O. Šviežas ragiukas irgi po dumblinį pavailujęs. 6 šakos. Lyg 7 jau bus šiemet ko gero. Nu ko, 25 ragas. 12 šviežis. Vis rekordą šiemetinį pagerėti. Nu, vienetų, sakykime, prieš 2 metus 25 irgi buvo radęs, bet tad buvo 12 šviežių. O šiemet jau 13. O papa, irgi matos pusiniai iš čia guli. Apdžiūvęs jų visas. O, nu koks daugiau negu 1,5 kilo bus. Viskas įvyko. Vyko sezons, nu bet šiandien davės dien miške, tai da gali išlysti. Visokių, matai, nedaug čia tų elnių turim, bet ragiuko padovanoja. Savoj pamiškiai, savo medžioklės plotus rasti ragiuko. Labai malonu. Labai. Tai va, ko gero gali būti ką paskutinis. Rag šiais metais rasiu, gali da ne, keliaujam. Pastovėjau čia prie tą ragą, pasidžiaugiau,
Su Žirona, sako, reikia žiūrėti. Toliau jau da matosi, kadangi čia atėjo. Ir matau, kad ten da kažkas guli. Eina savo. Nu jau tiek ribos sezoną uždarėms. Su tiek radinuko. Gali būti, kad antrą pusę guli. Einam žiūrėti, kur ar tavo įčiama, čia nemato pliekakį. Ai, o ten liktis. O, ką tolies. Kaputolė. Nu, gerdien. Blema, prisirenku to rago, dabar čiūt nereikia įti mašiną. Negi nešiausis. Jokių bėdų, čia yra pagrius toks. Aš tuo pagriu galiu nueiti iki mašinas. Spakains. Da viens ragelis. Sava medžioklis plotas. Nu, tekar gerdien. Padovanoja elnį džiaugsmą. Džiaugsmėlis, dar vienas. Nu, tą pačią elnę, ne tą pačią. Čia toks didesnis atrodo, gali ne. Tas pats elniuks. Oi, jaučka šito pametė, kad toks gražus visis. O šito jau davė po žemę, po visur, kad tik greičiau pamest kitą pusę. Jam nepatiko, kai jin liko galimai. Bandė nusilaužti. Nu ko, uždarėms, jau gali dabar sakyti, kai vyka. Labai gerai. Nu ko reikia keliauti į mašiną pasidėti, nu negi dabar vaikščias po mišką su dviem ragais visą dieną, rankos pavargs. O tau, ką gerai. Nedidelė šitie ragiukai, gal treit ragą elniui sakyčiau. Nu, gal ketvirt, bet nelaba, čia greičiausiai, kad treit ragai. O gali ketvirt prastesnį tokį. Tai ko? Nu, lysim į miško dabar. Kumėžik da gerą. Geležingelis čia eina. Gal da jien geležingelę kok pametė, žiūrėsim. 26 ragiukai atrado savo vietą. Įkomponavo šiaip taip, biški persikabeno. Čia priek buvo tokių senesnių visokių pernykščių, sukėlė ten į galą labiau. O čia virš stalą jau tie patys gražiausi ir įdomiausi. Trofėjiniai jau, sakykim taip. Ragiukai. Geras sezonas, rekordinis sezonas, 14 šviežių, 10 senų į 2 galvos. Nu, da nėra taip gerai sekėsi per mano 6 metų ragų ieškojimo karjeros. Tai va, metai buvo superinė, galim sakyti. Nueit beveik 300 km, 295 atrodo kilometrai. Įdarė rekordas ant ragų svorę. Anksčiau didžiausias svoris per metus yra buvęs 28 kg. Šiais metais 42 kg ragų. Rekordinis skaičiai. Rekordinį ragų skaičią šiemet rasti. Net nebėko pridurti. Tai va, galvos pakabintos abidvi. Jantar. Bet kaip sakyt, šiemet man ne tik ragų ieškojim sekėsi, bet ir medžioklį neblogai sekėsi. Tar tokių įdomesnių trofėjų šių metų derlis. Tas įdomus ožiuks su tokiu
ataug. Šitoks jau aišku automatiškai šaunams. Tas irgi selekcinis, tas irgi selekcinis. Tas įdomus. Ragas išaugęs iš šono. Čia irgi sens, nusenęs. Nu, tas jau biškį gražesnis. Jau link trofėjinė. Jau gal koks medaliuks trauktų. Žiūrėsim, ko įvertės. Nu, tas vienas iš įdomesnių šių metų. 8 ožys nušovė šiemet. Ganėtinai gerai sekės. Į datą ir vieną tokį trofėjai. Ir čia yra ne ožys, o stirn patelė. Per varominę medžioklę nušovė tokį žvėriuko. Kažkas su juo negerai matas buvė, nes tikrai mačiau, kad bėga stirn patelą, kai nušovė žiūrką, kažkokie rageliai yra. Tai va pasitaiko gamtoj tokių dalykų ir reikia toks būtina sumedžioti, nes tas stirnų nei vaikų turėdavo, nei kažko. Tai va, bet pats įdomiausias šių metų trofėjais, tai va čia stovi. Va, per 14 metų medžiotoje, 14 metų medžioju. Pirmas mano sumedžiots elnias. Ganėtinai, kaip pirmas elnias, tai labai gerai atrodans. 7 iš 6 šakos. Žiūrėsim, kaip įvertis ekspertai. Gal biškį per jaunas buvo, bet jau tų metų turėtų būti. Nebe 5, nebe 6 tikrai. Na, jeigu tik rago būčiau radęs, man atrodo, būtų buvęs šiemet didžiausias ragas mano rastas sunkiausias. Nes geresnio kažkaip šiemet nerado, jie aplamai neturi tokių gerų. Nu, kokie 3 kilo gal būtų tokia raga. Manyčiau. Tai va. Įdomiausias ragas šiemet rasti ir man šitas. Va šitas ragas, kurį antro rado šiemet. Ilgas ragas, pats ilgiausias, bandžiu čia ieškoti ilgesnį, tai nei vieno tokia ilga neturi, ganėtinai jau elnias nebejaunas matas to rago nešiojęsis. Tai va pats įdomiausias, gražiausias šiais metais, sakyčiau, nors ir šitas pirmas rastas neblogas. Irgi nors ir šitas sunkesnis, bet šitas gražesnis ir įdomesnis. Tai va, metai baigės. Ragų ieškojimas, sakykim, taip. Reikia padėkoti elniam, ką suteikė tiek laimės, 26 kartus šiemet. Ačiū jiem. Na, aišku, reikia padėkoti ne tik elniam į gamtą, bet reikia padėkoti į antrai pusiai, kad niekada nieko nesakydavo man dėl tų ragų ieškojimo. Aš jau nuo anksčiausią rytą pirms iš namų. Kiekvieną dieną atostogas pasiėmęs manęs namuose praktiškai nebūdavo, apart savaitgalis. Tai va, reikia jai padėkoti, ką kentė mano tokį hobį. Ką laukdavo vis laik grįžtančias suradinukas. Miela malonu. Nu ko? Sezono pabaiga. Susitiksim kitas metas. 27 metų. Arba gal dar rudenį kokią dieną išeisi. Gal kažko ras kaip šiemet, pavyzdžiui. Tai va, iki.